Gerą vakarą, mėly mūsų žiūrovai, čia Feniks TV televizija, joje Kazimieras Juraitis su Augustu Pampiku. Kas tas Augustas Pampikas, iki šiol nepažinotas, tai vat jis administruoja už Šviesą, už Eduardą Vaitkų, prezidento Eduardo Vaitkaus komandą. Va, taip. Tas toks puslapis, komanda, kurioje jau susibūrė 3,4 tūkstančiai. Tai NPJ ant naujos politinės jėgos, kaip suprantu, problemų ir nėra, jau ir bus, jeigu šitiek narių. Nu, kol kas tų problemų didelių nėra, bet kaip Eduardas paskutinį kartą sakė, tai ten iš tų reikiamų 2000 steigėjų žmonių yra tik netoli 1000. Gerai, tai tada, bet viską iš eilės tada. Pirma, labai trumpai. Yra toks posakis, koks velnis neša į tą galerą, į šitą, politiškas, nepolitiškas, aš kaip supratau, visai nepolitiškas. Tai ko tada čia dabar dirbat ir Eduardui padedat? Nu, jeigu taip trumpai ilgą istoriją pasakojant, tai tiesiog gyvenime nemažai tų visokių dalykų. Aš bandžiau ir krepšinį žaidžiau, ir padavėjų dirbau, ir kurjerių, ir supratau vieną dalyką, kad labai daug vietų, labai daug įstaigų vyksta negeri dalykai. Tada tik pradėjau mąstyti, kad kas čia, kaip čia ir iš kur. Žinojau, visada teko girdėti, kad politikoje vyksta negeri dalykai ir nujaučiau, kad ten blogi žmonės, tai aš visą laiką numodavau ranką. Bet paskutinį kartą, kai aš dirbau kurjeriu, tenai būdavo iš mūsų ir vagystės, ir premijų nuskaičiavimai, ir visai kitokie dalykai. Ir aš tiesiog tuo momentu, paskutinę darbo dieną pasakiau, kad nebenoriu vergauti, noriu dirbti. Ir tada, kai nustojau dirbti, čia buvo prieš 4-5 mėnesius, aš tą laikotarpį skyriau kitokį laiką situacijos analizavimui, kas yra blogai ir kodėl yra blogai. Ir per pirmus 2 mėnesius aš analizavau, žiūrėjau, stebėjau, kas ten kaip vyksta ir kiekvieną dieną būdavo blogos naujienos. Vieną dieną tu atsidarai naujienų puslapį ir tu matai, stadionas, pavyzdžiui, pavogė 40 milijonų. Kitą dieną tu atsidarai, tu matai, kad 160 milijonų pavogė elektros įmonės. Trečią dieną tu išeini į laiptinį ir tu matai, kaip per mėnesį jau 3 kartą tavo liftas yra tvarkomas. Ir tos problemos jos dedas, su kiekvieną dieną vis tengiasi jas kažkiek pakeisti, ten rašai, kyla tas pyktis, ten nori kitus paraginti. Ir tada supratau, kad tai yra realiai bereikšmis, nes aš labai daug savo atiduodu energijos. Ir internete daug laiko praleisdavau ir tada atradau, kad yra toks Eduardas Vaitkus. Aš jį pirmą kartą pamačiau internete. Tada po savaitės laiko aš važiavau mašinu ir per Pūko radiją, tas Kęstutis Pūkas, radijo savininkas, pasakė, kad šiais metais prezidento rinkimuose yra šviesa. Jis nepasakė nei vardo, nei pavardės, jis tiesiog pasakė, kad yra šviesa. Ir aš toks, jeigu kažką išgirstu, aš iš karto pradedu galvoti, išgirdau, svarbu, kas čia kaip. Ir pradėjau domėtis, atsidariau, neslėpsiu, pirmą aš galvoju, kad tai yra vėgėlė. Nes aš nežinojau, aš galvoju šviesa, aš pasižiūrėjau, ten tie visi sisteminiai. Gražus, jaunas. Sisteminiai yra, aš Eduardo niekas niekur nerodė. Yra Nausėda, Šimonytė, ten Žalimas kažkur figuravo ir ten Eduardo net nebuvo niekur nuotraukos. Ir po to aš galvoju, aš už Vėgėlę. Po to praėjo dar kažkiek laiko, pažiūriu Eduardą, pažiūriu Vėgėlę, pradėjau domėtis tam jų kampanijom, ką jie šneka, ką jie propaguoja, ką jie toleruoja. Ir aš pradėjau suprasti, kad aš biškiai apsirikau, kad biškiai ta šviesa yra, netokia ryški pas Vėgėlę, jeigu jin iš vis yra, kokie yra pas Eduardą. Ir tada aš kai pradėjau palaikyti Eduardą, pirmą pradėjau domėtis. Ir aš kai pradėjau domėtis, aš supratau, kad jo mintis yra visos panašios, ką aš pirmus tos mėnesius nieko neveikdamas internete stengiausi visur pataisyti. Ir aš tada supratau, kad man nereikia visur rašyti komentarų, ten daryti iniciatyvų, tokių, kaip šaudyti į vieną į kitą pusę. Aš supratau, kad yra žmogus, kuris šneka už mane realiai. Ir šneka tai, ką aš galvoju. Ir aš tada pagalvojau, kad reikia jam palaikymo. Ir tada pradėjau stebėti, kad ta visa, kai prasidėjo ta rinkimų kampanija, tai vyko su bankais tie visi dalykai, su vyriausia rinkimų komisija, su žiniasklaida, visur tas atmetimas. Kuris benueitų, ten visur yra atmetimas. Ir aš pats, aš negalimai, kaip čia pasakyti, vienas užaugau. Mano šeimoje problemų buvo visokių komandose, tiesiog tas problemos mane sekė. Ir aš labai puikiai žinau, ką reiškia gyvenime, kai tu nori kažką padaryti gero. Ir tau visi sako, pakentėk, ne dabar, vėliau, mes žinom, nereikia. Tu žinai, bet tu ne tavo darbas. Ir aš tą, kaip esu jautęs ne kartą, ne 2, ne 3 ir ne 100, tai aš žinau, kaip Eduardui yra sunku, kai jis
vis tiek jau būdamas ne pačio jauniausio amžiaus, jis dabar kaip savo gyvenimo etapą tokį tikrai svarbu, kur jau žmonės kiti eina į pensiją, skiria poilsiui, tai jis vietoj to pasirinko padaryti gerus darbus Lietuvai ir Lietuvos žmonėms, kaip jis sakė, labai lengva yra, nelabai lengva, yra lengva, sakykime, gyventi dėl savęs. Metai, 2, 5, tu gali sukurti verslą, šeimą, surasti merginą, daug ką gali per 5 metus, bet padaryti gerus dalykus dėl kitų žmonių, tai gali ir viso gyvenimo neužtekti, nes tai atsiranda labai dideli iššūkiai. O žmogus dabar Eduardas tokių metų pasirinko padėti žmonėm, tai o aš esu be darbo, noriu išsakyti tiesą ir aš tada supratau, tai va mano darbas. Man nesvarbu, kad ten už jį nemoka, aš ten į minusą, tas darbas yra darbas, apie pinigai. Darbas, taip, aš pats irgi dar prieš pradedant Eduardą palaikyti, aš tokią mintį gavau, kad geriausi darbai yra daromi už dyką. Nes už pinigus, tai tu gali tiesiog pasumokėti ir žmonės bet ką padarys, bet širdų gerą, tikrą darbą tai gali padaryti už dyką. Ir aš pradėjau tą daryti. Pirmas favoritas buvo Vėgėlė, o vakar buvo 5-tukas jau. Taip. Kaip pasirodė Vėgėlė, koks įspūdis buvo? Jeigu iš geros pusės, tai... Ne, nei geros, nei blogos, objektyviai. Tarkim, ateinu, nepažįstu nei Eduardo, nieko nepažįstu, žiūriu Vėgėlė. Kaip jis pasisakė, koks įspūdis? Šiaip pasisakė neblogai, bet kai tu žinai tuos povandeninius dalykus, tarkim, iš kur pas jį atkeliauja tie pinigai, kas jį remia, kas jį palaiko, kokias frazes jis naudoja, ir esminis mano dalykas, kas man labai kelia didelių įtarimų, tai kad yra visada pas jį parašyta kalba. Vakar nežinau, nepastebėjau, bet man tai tarp priešingai, man pasirodė, kad jis tam apsimilavo negyvai, bet taip gražiai susuko viską, kaip tikras politikas. Tarkim, jis pasakė ir labai griežtai, artistiškai, išsiskyrė iš visų. Svarbu, kad nebūtų karo, karo. O gale kalbos, ten remkim Ukrainą ir ten, kad būtų karas gaunasi. Tai va, noriu... Tai prisimilavo negyvai. Esmė yra ta, kad aš sakiau, kad aš prieš tai tikėjau, kad jis čia yra ta šviesa. Nes Šimonytė Nausėda ten jau ir taip aišku, kokios spalvos. Aš žinau, kad jis yra šviesa ir aš kai pamatau žmogų, aš tada žiūriu, aš jį palaikau, kokios jo silpno vietos, kodėl aš galėčiau jo nepalaikyti. Ir aš tada supratau, pažiūrėjau, kaip jis šneka. Vėgėlė, tarkim, prieš porą mėnesių, jis visą laiką pasimdavo tą lapą ir jis pasimesdavo. Tiesiog jis skaito, pamiršta, pažiūri ir aš tada galvoju, blemba. Ir tada pradėjau lyginti su Eduardu. Ir aš žinau pats, kad aš jeigu pradedu šnekėti, man nereikia jokių parašymų ir tu tiesiog gali šnekėti, nes tai yra tavyje. Tai yra tavo plokštelė, suki. Ir nesibaigs, kol tavęs kas nesustabdys, o jeigu ir sustabdys, dar norėsi šnekėti. Ir vakar, pavyzdžiui, tai Vėgėlė, jeigu taip nuoširdžiai pasakius, tai jis patobulėjo. Jie nebėra jo to, kur bet mes kalbam apie techniką, bet jis man pasirodė kaip melagis, demagogas, manipuliatorius, makaronus kabina nausų. O šiaip fainas, gražus vyras, ką ten pasakysi. Fainas, gražus vyras, bet tų fainų gražių tai ne prezidentas reikia. Gerai, o tada, Augustai, o technologiškai, tada mes vėl nieko nepažįstam, nieko nežinom, 5 sėdi, o Eduardas tada kaip pasirodė. Eduardas, bet be meilės, be jokių, mes nepažįstame. Tai aš kaip žmogus, aš tiesiog nesu tas, kuris palaiko, jau ten trūks plyštik už tą, aš tiesiog noriu, kad ir man geriau būtų gyventi šitoj šalyje, ir šaliai būtų geriau ir žmonėm aplink mane. Ir matai žmonės, kurie tai gali padaryti ir kurie apsimeta, kad tai gali padaryti, kad gautų naudą savo. Ir toliau ten kelis metus iš to maitintųsi. O Eduardas, tai irgi aš kaip jau porą-3 mėnesių stebiu, tai jis užaugo. Ne, tai čia be abejonės. Jis užaugo, gavo pasitikėjimo, jis prieš tai buvo toks, kaip aš padarysiu, kaip aš tos darysiu, o jis dabar užaugo, jis dabar yra iš tų visų, kiek ten 5 kandidatai buvo, tai jis buvo labiausiai savim pasitikintis. Ir kai aš pastebėjau, kaip Žalimas elgėsi, kad jis... Maivėsi kaip beždžionė ten jisai. Aš negaliu suprasti, kaip gali būti Lietuvos ten to konstitucinio teismo pagrindinis pirmininkas. Kaip nenormalus. O jis Vėgėlė, iš dalies, tai tegul jie pjaunas, bet pats principas, kai tu matai 5 žmonės ir kai matai Eduardas, tiesiog vasėdi ir jis klauso, ir jis supranta, kad man nereikia nieko sakyti, jūs patys, jūs iš savęs viską išpilsit vieni kitų ir aš tiesiog sėdžiu. Ir Eduardas puikiai pasirodė, nes jis pas jį atsirado tas užtikrintumas ir ką aš dar pastebėjau, kad jie tie 4 likę kandidatai, jie bijojo, Eduardas krašte sėdėjo ir jie bijojo tą pusę pažiūrėti net. Dėl to, kad jis užtikrintai visiškai priešingą nuomonę, aš taip įsivaizduoju. Bet man šiek tiek slogus jausmas liko dėl to, kad vienintelis žmogus, kuris sakė tą, ką mes galvojam, bet toks jausmas man buvo, kad
ignoruoja, kad jo lyg ir nėra. Taip. Bet ir varo lyg tais būtų nekalbėjęs jokių disputų ir aš įsivaizduoju tada, ką tie žmonės apglūšinti, apkvailinti, va, kurie visą laiką, ar jie iš vis suprato, ką Eduardas šneka. Iš vis jie, tie padarė lyg tai vakumą kažkokį, sukūrė tokį burbulą. Ir jis pasako, ir tie nuduoda kažkaip tai, kaip, aš neįsivaizduoju net, kaip magija kažkokia, tai va, ten. Tai tas vakumas, aš manau, irgi mano pastebėjimas toks ir buvo kurtas Eduardui. Šiaip galima, aš tai pasakysiu, galima neteikti, kad tas visa rinkimų kampanija yra sukurtas vakumas Eduardui, nuo iki. Ir pavyzdžiui, vakar man buvo labai keista, aš pirmą kartą tokiuose debatuose dalyvavau. Visų pirma, tai aš ateinu į Lietuvos prezidentų kandidatų debatus. Ir aš ką pamatau, tai Lietuvos, Ukrainos ir ES vėliava. Tai man kyla klausimas, kam čia mes renkam prezidentą? Kuriam iš jų? Ir antras dalykas, kas man buvo keista, tai kad pirmą, aš laiko tiksliai neatsakysiu, bet, sakykime, pirmą dalį, ten kokį 40 minučių, kandidatai Lietuvos prezidentus, jie šnekėjo apie Taivaną, apie Ukrainą, apie imigraciją ir apie dar kažkokį dalyką. Aš tiksliai neatsimenu, bet tie visi 4 dalykai buvo visiškai ne apie Lietuvą. Ir tai ir yra vakumas Eduardui, nes jis, dėl ko irgi komentarų porą skaičiau, kad Eduardas labai ramus, kad nieko daug nepasakė, neišnaudojo laiko, bet kaip jis tą galėjo pasakyti, kai yra uždėtas, kaip sakot, vakumas, apribojimai, kur tos temos nėra liečiamos, nes Eduardas šneka tik apie Lietuvą ir apie jos bendradarbiavimą ir draugystę su kitom šalim, bandymą draugauti. Ir kai tos temos yra visos paruoštos taip, kad Eduardas nei apie Taivaną šneka, apie Ukrainą ten vėliavas ir taip didžioji dalis aišku, ką jis mano, bet ten imigracija, tai nėra kertiniai klausimai šiuo metu Lietuvai, nes tie klausimai Taivanas, imigracija, Ukraina, tai čia yra tie klausimai, kurie turi iš karto būti pašalinti, nes jie dabar labiausiai naikina Lietuvą. Bet šiaip man tai buvo, ta vakarykštis debatai, tai buvo kaip iliustracija, kad aš buvau vis tik teisus, ragindamas visus turėti kelis kandidatus. Įsivaizduoju, kad būtų Švenčioninė, koks Tutkus ir visi pučia į vieną dūdą, 3 prieš 5, prieš 4. Jau būtų kitaip. Bet yra kaip yra, ten. Turim vienintelį, bet kaip padaryti, kad tas vienintelis, nedingtų visas tas įdirbis. Nes dabar, žiūrėk, praeitą laidą padariau Eduardo šansai. Ten labai, nežiauriai, bet ten, tarp kitko, labai kritikas buvo geras, paskambino Antanas iš Norvegijos, sako, aš suklydau. Aš pasakiau toj laidoj, kad Eduardas, tai yra ne Eduardas, o Rolandas Paulauskas. 14 metais prapylė rinkimus Kaune prieš niekam nežinomą mokytoją. Tai sako, jis buvo prieš Gabrielių Landsbergį. Tiesa, prieš Gabrielių Landsbergį buvo, bet jie abudu, ir Rolandas Paulauskas, signataras, ir Gabrielius Landsbergis, prapylė niekam nežinomą mokytojai. Niekam nežinomai mokytojai. Tai dar baisiau, negu vienas. Vienas jau žinomas, kitas primirštas, bet irgi skirtingos ir opozicija, ir pozicija. Mes visus patriotus surinkom į tą liaudies partiją, lyg tai, arba beveik visus, tokius laisvūnus. Va tie, kurie dabar už Eduardą eina, tai daugumai jų tikrai tada buvo už Rolandą Paulauską. Ir niekam nežinoma mokytoja atėjo su banga Karbauskio. Ir nušlavė. O man klausimas kyla iš karto, sąžiningi buvo rinkimai, nes dabar po šitų tai aš... Visą laiką būna šiek tiek nesąžiningi. Aš linkęs biškį pamažinti visą laiką. Vien todėl, kad procentus. Labai džiaugčiausi, jeigu būtų prognozijas geresnės, optimistiškos. Bus geresnės, tai šaunu. Bet kai per daug prisidžiaugi, tai tada, tai ir taip laimės, atsipalaiduoja. Tai jau geriau daryti, lyg tai nieko nebūtų, bet turi kažkas liekamo likti. Tai čia atsakant, kaip sakot, kaip išlaikyti tą vienintelį, tai jeigu pasakėt tą žodį vienintelį, tai man iš karto asociacija yra su šeima. Pavyzdžiui, gamtoj, vilkai, tikrai žinau, gulbės, ir dar tam tikri gyvūnai, jeigu jie įsirenka partnerį gyvenimui, jie įsirenka vienintelį. Taip. Tai jeigu mes dabar turime progą įsirinkti tą vienintelį, čia yra, nežinau, galima sakyti... Bet kalba, žiūrėk, bet Augustai, bet kalba eina apie tai, kad netgi dabar, tipo kandidatai, 5 aš šnekėjau, vis tiek jisai arba paskendo juose, laiko ten mizeris, klausimai neužduota esminiai, ir ką? Labai paprastai, aš irgi, būdamas vakar prisiminiau, tam tikras citatas. Ir ką aš vakar, būdamas tuose debatuose prisiminiau, žiūrėdamas į tuos visus kandidatus, tai to Kęstučio Pūko žodžius, kuriuos aš girdėjau per radiją, kai jis pasakė, kad šituose rinkimuose yra šviesa.
tarp kandidatų yra šviesa. Dar pakartosiu, kad jis nepasakė nei vardo, nei pavardės. Jis pasakė, šiais metais rinkimuose yra prezidento rinkimuose šviesa ir jis baigė laidą. Vakar sėdėdamas debatuose, aš pasižiūrėjau jos ir tu akivaizdžiai matai, kur yra šviesa. Tai yra šviesus žmogus. Tai fain, kad šviesus. Tai yra, aš pats, kai daug tų vaizdo įrašų karpau, ten, būna per dieną, ten kokie 7-8 valandas prasėdi, ten 5 dienas per savaitę, tai tu Eduardą girdi dažniau negu save, realiai. Čia tokia juoko forma. Tai aš būna tų video įsijungi, reikia karpyti, ką čia dabar daryti, vis tiek ten prisėsi keliom valandom. Ir tada Čia pas mus profesionalai duoda apačioj, tai jeigu persimuša fonai, tai čia ne mes. Bum, 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 bum. Tai nieko tokio, čia bando sutrukdyti gerą pokalbį. Tegul groja, mums smagiau bus. Tai toj vietoj, kur šviesa, kur baigiau dabar pamiršau. Kur karpai. Kur karpau, tai va, kai būna atsisėdu prie tų vaizdo įrašų ir kai tu nenori jų karpyti, nes tu žinai, kad ten 6 valandas tiesiog sėdėsi ir tu lauksi, nes tai užima daug laiko. Ir tada aš įsijungiu pirmą vaizdo įrašą su Eduardu, jis pradeda šnekėti ir aš toks pradedi ir tada, atsigauni tu natūraliai, aš jautrus žmogus esu, aš pradedu jaus, kad tai yra tiesa, kad man malonu ir tas darbas, kur ten tu turi padaryti, tampa, aš padarysiu, visai fain ir tu klausai, tai va dabar tas paskutinis interviu ten su Janutinė, tai man didžiausias malonumas yra matyti tokį etaloną, kaip žmogus sugeba priešintis, naudodamas humorą, intelektualumą, kantrybę ir dar būdamas sirgdamas. Tai aš ten tos video dabar karpiau, 2-3 dienas, tai ten yra nuostabu, kas ten įvyko. Aš iš Eduardo pusės žiūrint, aš toks, kur savo nuomonę sakau, aš kartais per daug, aš atbaidau žmonės, juos įžydė. O Eduardas, kaip jis ne vakar, tada tam Janutinės laidoje ten susitvarkė, tai ten yra nuostabu. Bet va grįžtant prie to šviesos, tai žmonės, aš pasitikiu žmonėm ir aš tikiu, kad jeigu jie išgirs Eduardą, jeigu jie pamatys jį, jeigu jie supras jį, jie automatiškai jį pasirinks. Gerai, žiūrėk, Augustai, tai tvarkoj, pasirinks. Programa, ačiū Dievui, spausdinta, milijonas ten kažkiek tai, ne? Pamatys, bet Eduardo šviesos nepamatys programą. Jeigu paskaitys, tai paskaitys. Bet čia yra, žinai, taip, labai mažas procentas tikimybė, paprastai neįdomu žmonėm ten. Tai dabar ar yra šansas, kad tą šviesą pamatys? Nes vakar, kiek tą Delfį peržiūrėjo, ten 10 000, 8 000. Vat ir viskas. Dar kiek bus debatų, dar 2-3 kokie. Ir ta pati auditorija, neįdomu žmonėm vėl nesąmonės kokias paklausti, kiek ta šviesa išvys. Aš tikiu, kad ta šviesa įmanoma, nes, kaip prieš tos parašų rinkimus irgi ten būdavo daug bendravimo su įvairiais žmonėm, tai labai daug žmonių sakė, kodėl iš vis jūs palaikote Eduardą, kai jis net neturi jokių šansų surinkti parašus. O aš toks esu, kovotojas, sakykime, tai jeigu man sako, kad ne, aš sakau dvigubai taip. Ir jie sakė, nepavyks, nesurinksit, čia nepalaikykit. Ir dabar yra momentas, kai jie vėl tą patį sako, kad nesurinks procentų, nesurinks tų balsų, nesurinks žmonės, nesužinos. Ir aš tada jiems pasakau, ačiū už palaikymą, jūs tą patį sakėte apie parašus. Tai man ta pati tendencija kartosis ir šituose. Jo, buvau gavęs komentarą vieną, tu to patį sakė apie parašus. Apie parašus jo. Man atrodė, kad Tutkus geriau organizuojasi. Va, bet aš vis tiek galvoju, kad teisingai dariau, kad nesurinksim, jeigu nedarysim, jeigu ten man baisiai piktino, kai 3 mėnesius kas savaitę šneka ir jokio struktūrizavimo, jokio komandos nerenka, tai man žiauriai buvo pikta. Dar, kaip aš tą grupę administruoju, tai ten labai didelis srautas žinučių informacijos praeina. Ir ką aš galiu pasakyti, kad tas visą geriausia reklama ir geriausia informacija apie Eduardą paskleidė, tai visi tie blogi sistemos darbai. Apie žiniasklaidos ten tie blokavimai, bankų tie reikalai. Kas dabar paprastas pavyzdys. Žmonės mėgsta intrigas, dramas visokias, ten tragikomedijas ir taip toliau. Tai dabar ateina, kaip pavyzdys, Vėgėlė ir jis sveiki, aš Ignas Vėgėlė, aš pristatau kompaniją ir dabar mes darysim taip ir aną. Įprasta mačiau, neįdomu. Ir tada tu atsidarai internetą ir tu matai, Eduardas Vaitkus prie Švedijos ambasados, skambina į duris, neatidaro vartų, uždaro ten, nežinau, kiek žmonių matė, bet jeigu apie tai kalbėt, tai man ir Janutinės laida, ją į pliusą. 3,5 valandos, dusinti ir nenudusinti. Jis sirgdamas ten buvo, aš kaip laidos pradžiai pamačiau, aš iš karto įsijungiau, jis sėdėjo su tuo paduku, visas toks, susikaustęs ir aš galvau, kaip jam seksis. Ten palaikiau, kiek galėjau, kad tik davai laikykis, Eduardai. Ir po to paklausiau aš ten 20 minučių, išjungiau, negalėjau, aš karštas žmogus esu, išjungiau, tiesiog atsitraukiau, vis tiek aš tą vaizdą įrašą karpysiu, galvoju, dar pažiūrėsiu.
išėjau savo darbus daryti, ten kažką veikti, nu, atsipalaiduoti, tiesiog pagulėti lovai, nu, pailsėti nuo to negatyvo, sakykime, jaunatinės. Praėjo kažkiek laiko, galvoju, nu jau viskas bus pašnekėję, reikia pradėti karpyti tą video. Įsijungiu, jie vis dar šneka. Tai aš kai pamačiau, aš nemeluosiu, aš labai retai juokiausi, bet aš 10 minučių nuoširdžiai juokiausi ir plojau. Nes Eduardas, aš kaip sakau, pradžioje sėdėjo toks, visas susikaustas, sergantis įtampai, praėjo 3 valandas, aš galvoju, viskas baigtas, pasižiūriu, jis su vienu, su Puteikiu, paaiškina, Janutė net šauna, ten, kur už nugaros televizorių sėdėjo ir jis ant tiek intensyviai, jis taip pasikūrė, jis taip gerai suvaldė tą 3 žmonių bandymą jį sumalti, miltus, jis panaudojo tą sverną visai į kitą pusę prasuko. Nu, gerai. Tai, ką jis ten padarė, tą reklamą. Nu, gerai, tikėjimas labai gerai, bet aš linkęs, žinai, pasikliauti savo patirtim bloga, žinai, kad 1,75%, o jeigu neišvys, o jeigu dar blogiau, va šitai dar blogiau kažką darys, ten, nu, vienu žodžiu. Nu gerai, nu surinks ne 2%, nu 5%. Tarp kitko, Butkevičius prognozavo jam 15%, tai jau iš viso, ar 16 net procentų. Bet tai praeis rinkimai Seime, jeigu nedalyvauna, nauja politinė jėga nesusikurs, reiškia nedalyvaus Seime rinkimuose per partiją. Tai o ką, tai sudalyvavęs rinkimuose nesvarbu, kiek paims ir liks kaip šviesus prisiminimas. Esmė, manau, visų šitų rinkimų, čia kaip ir jūs prieš tai sakėte, mėnesis gal prieš Eduardo tą jau pradžią, kai jis pradėjo į tos visus parašus rinkti, ar jau kai pradėjo, kad svarbiausia atsirinkti, kas yra mūsų draugai, kokias vertybės turi. Ir ta visa Eduardo Vaitkaus veikla, net nesakyčiau, kad jis, nu, mano nuomonė, tai jam net nėra naudos tapti prezidentu. Didžiausia nauda yra tai, kad žmonės išgirstų tą kitą nuomonę, kuri yra pas daugelį žmonių galvose, bet jin yra pakasta po baimėm, nes mes per visą tą sisteminę žiniasklaidą, kuriai yra mokami didžiuliai pinigai, kad jin galėtų rašyti tai, ką jin rašo ir visiškai apie tai negalvotų. Visą tai, ką jie padaro žiniasklaidai, visą tai persiduoda žmonėm. Ir tada, kaip ir aš pats minėjau, ten tuos kelis mėnesius skyriau analizai, aš labai nuo daug žmonių atsiribojau, nes aš supratau, kad čia vyksta negeri dalykai aplink mane. Ir aš tada pradėjau atsirinkinėti, kas yra kas. Ir visa ta Eduardo Vaitkaus veikla, kurią jis dabar užsiema, yra svarbiausia, kad žmonės vėl patikėtų, kad jie nėra tokie pakasti, kaip jie galvoja, kad jie nėra tokie neteisūs, kaip jie galvoja, nes iš tikrųjų jie jaučia ir žino tiesą, bet visas tas srautas, kuris eina per žiniasklaidą, per žinias, per radiją, per pinigus, per visas darbovietės, juos padarė nematomais ir išsigandusiais. Tai dabar, ir aš pats kaip tą grupę įkūriau, ten buvo 1000 žmonių gal per kokias 2 savaitės susirinko. Dabar jau yra 3,5 tūkstančių ir aš matau tos srautus komentarų, ten tų patiktukų, kaip dalinasi. Tai kyla. Žmonės atsibunda, jie drąsus, tam per vienas drąsus žmogus gali padaryti 1000 dar drąsesnių. Ar bent panašių. Bet man nėra labai svarbu, kad žmonės... Bet man, Augustai, neramina dar vienas dalykas, kad viskas vyksta lyg tai kaip žaidimas. Žinai, ten toks. Tai yra ir gerai kaip žaidimas, žinai, ten, nu, taip turi būti, nes yra masinė šizofrenija, žmonės įvaryta, tai sugalvojau, bepasakojant jums šitą taip įdvasintai, kad jis iš esmės yra kaip sielų daktaras dabar. Tai čia jeigu iš tos pusės šnekėtų, tai čia yra, nežinau, gal neperdinant, bet tai yra Dievo dovana, tai viltis, kurios trūko. Bet įžeminant, vat štai jisai pasakė, naują politinę jėgą kaip įrankį kurti, o jinai nesudaro. O nes žmonės pasaka bijo. Liks pasaka ir jeigu neįrankio nepadarysi, tai ir liks pasaka. Nes žmonės bijo, jie galvoja dabar, tarkim, ten tų partijų, aš tiksliai nežinau, kiek yra ten socialdemokratai, jų daug yra. Ir mes žinom, kad jeigu tu ten pas juos kažkur šalia pakliūsi, jie tave suvalgys. Jie tave pradės atakuoti. Jau tas pats žodis partija, kažkur mačiau, ar Respubliko, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet ar įstaigas, ar institucijas, ar pavadinimus, ar žodžius, kuriais žmonės labiausiai nepasitikė. Ir pirmoje vietoje buvo žodis partija. Kaip keiksmažodis. Kaip keiksmažodis. Tai tas ir yra žmonės, kad jie nori daryti, bet jie bijo. Nes jeigu tu eini, kaip į ugnis, liūtas, pavyzdžiui, niekada jis ugnies nebijo, bet jeigu vieną kartą jį nudeginsis gyvenime, prie tos ugnies nebelys. O žmonės, jie biški drąsesni negu liūtai, jie kartais po 100 kartų nusidegina. Bet kai ta ranka jau visa nudegus, tai tu galvoji, blemba, reikia pasisaugoti. Ir va ta baimė, esminis dalykas yra baimė. Vienintelis dalykas, kas trukdo žmonėm judėti į priekį. Nes ta baimė visa, jeigu dabar, kai žmonės tą girdės, tai ji netikra. Ji nėra sukurta iš aplinkinių, kad žmogus ateina kaip banditas, koks prigazina, aš tau duosiu, jeigu tu taip elgsies.
Tai yra tik prigazdinimas, ar realiai jis tą padarys, tai yra labai maža tikimybė, nes tam reikia žymiai daugiau drąsos kažką padaryti negu pagrasinti. Tai žmonės turi suprasti, kad jie yra prigazdinti, o pati grėsmė yra labai maža, palyginus su tą baimę, kurią jie jaučia. Ir tas partijos teigimas tai ir yra, va, tas, kaip Eduardas sakė vienam interviu, kad pirmas žingsnis yra pusė darbo ir tai yra pats svarbiausias. Aš pats ten daug tų veiklų įdomių visokių bandęs, tai tu galvoji, pradedi daryti, mintis dingsta, tu automatiškai pradedi kurti. Lygiai tas pats kaip ir ant to laiptinį užlipti, tai užlipi vieną, tai nebelipsat, gal reikia į viršų lipti. Tai va tas ir yra pirmas veiksmas, kurį žmonės turi padaryti, tiesiog žengti tą žingsnį, nebijoti, būti drąsiem ir tada pasirašyti, paraginti kitus ir pasakyti, kad mums nieko neatsitiks. O kas blogiau gali atsitikti už tai, kas vyksta dabar aplinkui mūsų ir kas tą gali pakeisti, jeigu ne mes patys. Jo, bet man kartais Eduardas toks atrodo idealistiškai utopistiškas. Nes, pavyzdžiui, sako, partija reikia, bet tas retai sakoma. Jinai iš apačios, sako, turi žmonės, o žmonės pasakai bijo. Ir kaip jos bet ar tai, kad Eduardas taip retai mini tą partiją, nėra tas nuoširdumo įrodymas jo. Tai būtent. Kad jis nenori, jum reikia, bet aš žinau, tarkim, aš kaip ir žmonėm kartais sakau, kokia čia ta tiesa manęs klausia, sako, aš norėčiau ją tą visą papasakot, bet aš nebus naudos. Aš sakau, tu pats eik ieškok jos, bet tada aš parašau, bet lemba nerekomenduoju. Nes tu žinai, kad tu žmogų geras siūlai, bet tu pačiu jam didžiulis vargas bus. Tai čia ir tas, kaip ir sakau, nuoširdumo pusė Eduardo, kad jis nenori jos brūkti. Ne, tai jis jeigu nori, kad būtų iš apačios, tai reiškia žmonės ir turi daryti. Bet jis ją kūrė žmonėms, sako, jum reikia, nes, tarkime, Eduardą išrenka prezidentu. Tai jis bus prezidentu, jis sakys, va taip, anaip, ten vėliavas nuimt, tai yra riboti įstatymą, aš ten labai daug ko nežinau, bet kiek girdėjau, tai Seimas yra pagrindas. Jeigu Eduardas bus prezidentu. Augusta, jeigu bus prezidentu, tai ta partija žaibiškai pasidarys. Dėl to aš niekiek nepergyvenu. Nes... Bet tada klausimas kyla, kokie tie žmonės. Oi, bet kokie. Tai visą laiką tu nespėsi jų zonduoti, ten bus 50 000, tada susidarys branduolys, kur ten pradėsi zonduoti biškelį, bet tada baimė dings, jiems nėra ko bijoti. Taip pat dėl to ir svarbu, kad tie žmonės, aš pats kaip irgi ilgą laiką tą tiesą jauti, nori kažką daryti, bet galvoju, blemba, ką aš ten vienas prieš tuos visus, tą tiesą apipurvins, to nešvarus, tai ją apdrapstų visai. Tai va, tai jeigu bus prezidentas, tai ne problema, bet jeigu nebus, ir dabar įsivaizduoji. Tai jeigu bus, tai tada nebe. Nėra ko pergyventi. Nes aš manau, kad bus. Gerai, tvarkoji, jeigu būna, bet tada nėra ko pergyventi. Bet iki Seimo rinkimų ir net iki prezidento reikia partiją padaryti, kad šansus padidinti. Bet partija yra esmė. Va tarkim, aš turiu nueiti parduotuvę, sakykim, ir aš noriu nusipirkti kažką pavalgyti. Bet geriausiai, ko aš noriu, žinau aš. Ne jūs, ne mano kaimynai, ne mano draugai, ne mano šeima, bet aš. Ir jeigu aš nueinu į parduotuvę, aš matau lentynas ir aš išsirenku prekes, kokių aš noriu. Kaip veikia partija? Tu nebeini pats rinktis tų prekių. Tu susirandi tam tikrus žmonės, kurie galės už tave tą padaryti. Ir tarkim, tu randi savo brolį. Brolis maždaug žino, kad jis nueis į parduotuvę, jis žino, ką tu mėgsti ir ką išrinks. Bet ta grandinė, tarkim, yra brolis, yra kaimynas, yra draugas, pažįstamas ir galų gale ateina svetimi žmonės. Tai dabar partijos principų tie svetimi žmonės už jumis eina į parduotuvę, ten, kur visi mūsų mokesčių pinigai. Jie ten už tos pinigus pasiema savo, apiplėšia parduotuvę ir jie pas jūs nebegrįžta. Tai ką Eduardas siūlo su ta partija, čia toks perkeltinės prasmės pavyzdys, tai jum patiems būti drąsiem, pasimt maišiuką, pažiūrėti, kiek pinigų turit ir nueiti į parduotuvę ir įsirinkti prekes. Bet vietoj to žmonės pasižiūri, ką man čia tą daryti, aš geriau jūs nueisit. Jūs man išrinksit ir po to, kai aš jums duodu pinigus, jūs nueinate į parduotuvę ir aš po to, praeina 4 metai tą kadenciją, ne? Trunka, blemba, nėra, tai reikia kažkaip negrįžta. Ir po to, tai blemba, tai koks tas mano nešėjas, tai kur jis dingo, nuvogė. Bet esmė yra, kad tu pats kaltas, nes tu tą darbą, kurį pats galėjai padaryti, tu patikėjai žmogui, kuris nėra tavo draugas, giminaitis, artimasis, pažįstamas. Ir tu patikėjai, paprašai tavo pomidorų prapirkto, jisai ne tik, kad tai automato pripirko, bet ir tavo pinigus atidavė prisiskolinęs. Ir tos pomidorus užnuodijo. Ir dabar yra galimybė, tu pats turi kelią, buvo ten, sakykime, karantinas, kai buvo, tu negali išeiti iš namų, komendanto valandos visokios, uždarytos, užkaltos duris, karai ir taip toliau. Dabar yra laisvė visur. Sakykime, laisvė. Tu gali nueiti į parduotuvę, nusipirkti, ką tu nori, tu gali sukurti partiją, tu gali pasirašyti. Tas žodis partija tikrai yra baisus, galiu pasakyti dabar kitaip šneku, bet
Esmė yra ta, kad tu gali būti pats atsakingas už, ne pats, bet patys žmonės gali būti atsakingi, nes tas prekių, kaip pasakyti, parduotuvė, ėjimas prekių įsigyti, tai yra elektra, tai yra vanduo, tai yra tavo mokesčių pinigai, tai yra visas tavo gyvenimas, nes tu esi visuomenės dalis. Nu, tavo ūkis galų gale. Tai tavo ūkis, bet tai mes tą ūkį patikim kitiems žmonėms ir tie žmonės dar kažkada buvo, jeigu buvo, aš politiką ilgai nesidomiu, tai buvo vietiniai, lietuviai. Dabar mes turim tos žmonės, kurie yra iš vis svetim šalį ir jie mums parneš, kaip sakau, užnuodytus pomidorus. Nes jeigu tuos užnuodytus pomidorus parneši tuos namus, kur gyvena tas žmogus, jo nebeliks, tie namai bus tavo. Ir dabar tie svetim šaliai ateina pas mus, jie mums apgauna. Nu, čia jau perkelinės prasmės. Vienu žodžiu, taip pritarė tą idėją, kad reikia... Tai yra galimybė. Nu, mes negalim paimti ir visos valdžios nušluoti, kad ant stalo būtų šiukšlės, aš taip su ranka nubraukiu ir viskas baigta. Ne, tai turi būti... Tai sako, Eduardas labai statistiką gerą primena pagal Maidaną. Sako, galima 1200 žmonių pagal tą... Galima čia viską, galima. Čia šitam pasaulyje aš girdėjau, viskas yra įmanoma, bet tai kokius rezultatus tai atneš. Nu, nes aš kaip mieste vaikšto, aš matau ir kūdikius mažus kelių mėnesių, kurie tuose važinėja vežimėliuose. O kaip jie gyvens? Jie tai negali dabar nueiti parduotuvę, jie yra, kaip pasakyti, jie nesugeba to, tiesiog dar taip, sudėtas gyvenimas, tas kūnas biškai užtrunka, kol užauga, tai mes turim galvoti ne tik apie save, nes dabar didžioji dalis žmonių galvoja apie save, apie šį momentą, dabartis svarbiausia, praeitis ateitis neegzistuoja ir visi ranką numoja ir deda viską į save. Nuo žmonių energijos iki maisto ir, tiesiog mes turim galimybę, čia grįžtant prie tos naujos politinės jėgos, kad tai yra, tai tie visi, tie žodžiai, kur sakau baisus, tai yra jie tiesiog kaip ir tas banditas, kuris grasina, jie tik tą apipynę, kad jie patys ten sėdėtų ir niekas ten nebelystų. O ten ir sėdė tos partijos, kiek ten metų, aš nežinau, ten tos Blinkevičiūtės jau tikrai ilgai sėdė. Sakė, reitingai dabar geriausiai. Tie reitingai, tai apie reitingus, o čia trupas suklydimas, tai apie reitingus irgi buvo žiniasklaida, kaip veikia. Lietuvos jaunimas laimingiausias pasaulyje. O prieš kiek laiko mes, prieš metus gal, prieš 5 metus, tai tiksliai mes buvom pirmie vietoj pagal savižudybę. Visą laiką eina, tas maždaug panašiai. Pats skaičiau straipsnį, mano vardas Augustas, irgi Facebook'e užmačiau, Augustas, 15 metų, moksleivis, nusižudė. Tai ką jums pateikia ir kas yra iš tikrųjų, tai yra atvirkščiai. Visa informacija, ką jūs matote aplink, žiniasklaidos iš tų pagrindinių priemonių, tai viskas yra atvirkščiai. Jeigu jums sako, kad tai partija blogai, tai jūs patikėkit, kad tai yra gerai, jūs tą galite pakeisti. Nes partija tai yra žodis, kuris, mano manimu, gina žmonės. Nes, tarkim, kai įmonė kažkurie... Idėja kilo. Labai gerai liejasi kalba. Davai padarom tokį ciklą. Ne vien tik taip kalbėt, bet iš karto pažiūrėsim laidą, žmonės pažiūrės laidą. Ir Augustui kreipkitės įgaliojimus, rašykit įgaliojimus. Koks efektas? Ar bus žmonės pasiryžę kažką nuveikti? Kad mūsų šviesa, kad mes mūsų šviesai kažką galėtume padėti. Ar vien tik tai taip. Tai pavykti gali, tai čia tiesiog reikia daryti. Irgi pavyzdys, aš gamtą labai mėgstu, tai 11 aukšte gyvenu. Balkone užaugo nuo tokio dydžio berželis. Kaip. 11 aukšte, ne pirmam, ne antram, nei laišiau, nei kažką dariau, bet jis užaugo. Nes ten atsirado sėkla, kuriai užteko oro, vandens ir saulės. Ir jų paprastų dalykų. Lygiai tas pats kaip ir patys. Aš tada būsiu blogietis, o jūs būsit gerėti. Ne, nieko nepavyks, Augustai, nepavyks. Ne, nieko nebus. Tai labai man patinka šitie žodžiai, nes aš esu vieną knygą gavęs gerą iš bendradarbio ir ten buvo visatos dėsniai. Ir ten tas vienas dėsnis buvo, kad visatui negalėjo žodis ne. Jūsgi sakot, kad nepavyks, aš tada girdžiu pavyks, galėsi. Tai aš čia asmeniškai, kitiems žmonėms gal tą užtruktų padaryti, bet, kaip pasakyti, viskas vėl atsiremia į patį žmogų, nes tu, kaip pasakyti, sako, čia Dievas lemia, likimas, dar kažkas, bet, kiekvienas žmogus turi galę būti šitą momente. Kad aš irgi dabar ramiai sėdžiu, čia Dievas kažką, bet aš galiu paimti apversti stalą ir tas viskas pasikeičia. Lygiai taip pat tie žmonės gali apversti ir kitus tam tikrus dalykus. Tai yra partijos savoka. Nes partija tai yra žmonių grupė, kurią pavadini partija. Nors esmė tai yra žmonės, tai yra, tarkim, Andrius, tai yra Danutė, tai yra kažkoks Sigitas. Ir ta grupė vadinasi partija. Bet pati esmė yra žmonės, kokie yra toj partijai. Ir jeigu ten žmonės yra nuoširdus, tarkim, mes.
Aš ateinu, va, šiandien baigiam darbą, aš rytoj grįžtu ir man malonu yra sugrįžti, nes mes žinosim, kad aš jūsų išklausysiu, jūs manęs ir mes galim kažką spręsti, kad mums visiems būtų geriau. Nes dabar, kaip vyksta, susirenka tam tikra žmonių grupė, jie pasirenka pavadinimą, po juos slepiasi ir jie ten daro, ką tik nori. Bet jie ten daro, ką tik nori, nes ten yra savanaudžiai žmonės, kurie apgaudinėja. Tai ir dabar yra žmonių, kaip pasakyti, galimybė, pasiūlymas. Tai jūs dabar įsivaizduokit, jeigu Eduardas tampa prezidentu ir dar susikuria nauja politinė jėga, kurioje jūs esat. Tai jums žalias kelias. Žalias, tiesiog nutiestas, jūs tiesiog būkit, turit galimybę, nes kitų galimybių nenoriu gąsdinti, bet nebebus. Tiesiog nebebus. Tai tikrai nebus. Tikrai nereikia gąsdinti. Aš pats sakau, jeigu neišrinks Eduardo, dar kažko paims, aš išvažiuosiu iš Lietuvos. Nes aš nenoriu mirti nuo bombos. Dabar poligonų stato. Tada kas dar sakys, pavyzdžiui, tai o kaip ten įstot? Tai atsidarykit Facebook'e, nauja politinė jėga, čia yra PDF-as įgaliojimo. Viskas aprašyta. Svarbiausia, nebijokit klausti, domėtis, parašykit. Mes, kaip pasakyti, mes dabar daugelis žmonių galvoja, kad jie žino viską ir viską supranta. Mes nieko nežinom ir mes nieko nesuprantam. Pažiūrėkit, o jeigu norės su jumis pabendrauti už Šviesą, už Eduardą Vaitkų, va šitam yra kontaktai jūsų, ten yra kažkokie? Yra ten rašykit, aš ten visą dieną beveik praleidžiu prie tos grupės, tai čia... Tai gerai, tada Ir tie žmonės labai aktyvūs ir draugiški, ten, sakau, ten labai... Dar vienas dalykas, dėl ko nereikia, tas žodis nepatinka, kad reikia, bet dėl ko galima ir dėl ko galima ir iš tikrųjų yra gera būti ten toj pusėj link Eduardo, nes aš sutikau, Kazimieras, Alvita dar tokia moteris yra, dar ten buvo žmonių įvairiausių ir pats Mažvydas, ir pats Eduardas, ir labai didelė grupė, didelė, nes tų žmonių nėra daug iš tikrųjų, kurie yra nuoširdus, prie kurių tu būni ir tu jauti, kad, blemba, visai čia faini, toks kaip katinas prie radiatoriaus. O tos galimybės jos gali... Tai tos galimybės gali nebebūti, nes dabar, sakau, čia... Kaip katinas prie radiatoriaus. Tai labai geras tikrai. Taip, tai sakau, aš su Eduardu jau prabendravęs per tos vaizdo karpimus, tai ten... Ir tada žiūriu, paskambina moteris, pensininkės irgi, duokit numerį, sako, net sunku rašyti, man už seną esu paskambinu, pusę valandos prašnekį. Sako, irgi paskambinu, aš nežinau, kaip padėti čia, taip, čia, naip. Ir tu pajauti, kad tas žmonių, kaip pasakyti, gerumas, jis, kaip sakiau, yra, jie prigazintis yra užkastas, bet jis yra. Ir kaip tas berželis 11 aukšte, jam tiesiog reikia truputį šilumos, truputį saulės ir jis užaugs. Gerai, ko reikia tada, techninių kokių priemonių, ar ne, kad dar produktyviau darbas vyktų? Telefonas, pasakyti, neturi elementaraus telefono. Iš tos technologinės pusės, tai, kaip pasakyti, aš, maksimalistas esu, tai man iš vis studijos reiktų, nes aš matau, kas vyksta internete ir kad ten yra... Tai va, studija yra, jeigu laisvas laikas. Studiją turi, bet šiaip telefonas, kompiuterį turiu, ten programom kelių eurų reiktų, nes ten aš viskas, ką darau, tai yra iš nemokamų programų. O jeigu tu gali įsigyti mokamą programą, tau atsidaro žymiai daugiau funkcijų, tu gali kurti modernesnius tos vaizdo įrašus, tu gali pasiekti juos plačiau. O telefonas mano yra paprastas už 100 eurų, tai aš ten, kiek išeina, aš tiek būnu, bet jis ten po to užkaista. Nors vakar dariau transliaciją visai neblogai, bet žmonių yra, jeigu galėtų prisidėti, nes, kaip pasakyti. Kai tas paskutinis, ne paskutinis gal, bet vienas iš paskutinių pasispardymų vyksta, tai labai, aš tokį pavyzdį naudoju, tarkim, aš esu jaunas, bet aš skiriu savo energiją darbam. Ne už tos, kur pinigus moka, tiesiog gerą darbą padaryti kažkam. Jeigu tau reikia, šiandien gali uždirbėti, yra draugas, kuriam reikia pagalbos, tai nereiktų pinigų, einam su draugu geriau pabūsi. Ir trūksta tų pinigų, nes tu paskiri savo laiką geriem darbam, bet yra žmonių, bet aš turiu jėgų tą daryti. Trūksta pinigų, o yra žmonių, kaip sakau, pensininkai, kurie skambina, galvoja, kaip čia prisidėti. Jie gali prisidėti finansiškai, 10-15 eurų, 5-2, tiesiog, bet tas, kaip pasakyti, apie dvasinius dalykus, kalbant, ta energija, jinai persideda, kad aš jums duodu pinigą kažkokį, kad jūs padarykit, o tu padarai darbą. Ir tas nueina Eduardą, Eduardas tada šneka apie žmonės, tas sugrįžta pas žmonės. Ir tas bendruomeniškumas, ką mes galim sukurti, čia užtektų, nežinau, porą savaičių ir jau viskas pasikeistų. Ir tiesiog, kad prisidėtų iš tos technologinės pusės, tai telefono reiktų. Aš buvau grupę rašęs, kad iPhone'as geriausiai, nes ten viskas sparčiai veikia. Ir tada gali tas rautas žiūrėti, nes ten komentarai, patiktukai, tiesiog vaikštai ir gali greičiau. Jo, nes aš tą savo, man užtrunka kartais 5 sekundės, kol aš skambutį pamatau, kas skambina, tai po to ten nebenori išjungi, ten, tiesiog biškai pailsi. Bet tą produktyvumą tai galima kelti, sakau, tom
Tai va, tai Telefoną tiesiog žmonės, gal paprasčiausiai- kas iš žiūrovų, gal kas pasikeitė telefoną, gi senas gali būti Taip, telefonas, ten, bet koks svarbu, kad būtų kažkoks tai... Nes aš ir rašiau, jeigu reikės, tai ir gražinsiu, aš tai nereikia man tų telefonų, čia velnio įrankis, dabartiniais Man laikais. labai patiko atradimas, dabar naudosime, čia kaip katinai, saulutė. Taip, prie Eduardo šviesa yra, nu tai kaip Kaifas. katinas ir eini, nu tai. Gerai, tai tada labai smagu susipažinti buvo, nu tai riešk paskutinį žodį tada dar. Jau paskutinį, kad tik apšilau, taip smagu buvo iš tikrųjų. Pirma patirtis, tai. Nu, paskutinis žodis, tai nežinau, čia viską taip apforminant, ką pasakiau, tai kad esminis dalykas, kad žmonės nustotų bijoti. Nes vienintelis dalykas, ko reikia šitam gyvenime bijoti, tai yra baimė. Ir kita baimė dingsta, tu supranti, taip, nu, va, tarkim, guli lovai, tu galvoji, nu, nėra ko bijoti. Dingsta ta baimė, išeini pro duris, laiptinės, apsidairai, žiūri ir ta saulė šviesiau šviečia, ir tas dangus mėlynesnis, ir tie žmonės malonesni. Tai tiesiog, va, ta baimė yra tarsi blokas, tarsi, spina uždėta. Gerai, tai dabar žiūrėk, technologiškai pasisuky kamerą, dabar įsmeik akis, kad nuoširdžiai būtų, žinai, pagal... Kurią? Va, šitą va. Va, ir tada sakyk žmonės, nu, įsivaizduoju, kad nustojo bijoti. Jo, aš pacituosiu vienus žodžius. Tai atsisuk šitaipgi, va, tai jau šiandien sakau, kad šlipsą reikėtų sudėti, žinai, ten raudoną, bet va, šičia, va. Tai vienus žodžius norėčiau pasakyti, aš Barboroj dirbau prieš 5-6 metus ir buvo toks momentas, kai mus kvietė daryti reklaminius vaizdo klipus. Ir mums kiekvienam, kuris ėjo daryti tos vaizdo klipus, pasakė tam tikrus žodžius, kuriuos mes turėjom pasakyti. Tai žodžius, kuriuos aš išgirdau ir kuriuos atsimenu ir dabar noriu jums pasakyti. Ir palinkėti, kad jūs tą darytumėte, tai tie žodžiai buvo drąsos keistis ir keisti pasaulį. Tai ta drąsa, kuri gali pakeisti pasaulį, yra pas kiekvieną žmogų viduj. Jeigu jūs to nepardavėt, jeigu jūs to neišdavėt, tai kiekvienas žmogus yra pakankamai stiprus ir jeigu dar drąsus, tai jis tikrai gali pakeisti pasaulį. Ir tų žmonių aplinkui yra tikrai ne vienas, ne du, ne 5, o jų tūkstančiai. Ir jeigu tie tūkstančiai taip tą dalyką supras, tai ar bus Eduardas prezidentas, ar ta politinė jėga susikurs, ar žmonėms bus geriau gyventi, tai čia klausimų nebekyla. Nes patys žmonės, būdami drąsūs, jie supras, kokie jie yra galingi ir kiek jie daug gali pakeisti. Na, bet tai įgaliojimą rašyti ar nerašyti? Tai rašykit, nu tai darykit, gyvenat, kaip sako Eduardas, nu tai mes gyvenam, galim padaryti kažką, nu tai darykit, nu tai galim vaiką pagimdyti, galim su mergina susitikti, galim darbą dirbti, galim dar kažką, nu tai darykit. Gyvenimas yra skirtas tam, kad jūs darytumėt, kurtumėt. Ir nesvarbu ką, tiesiog nenaikinkit, nes dabar mes naikinam, karai, miškai, nu viskas vyra, tai jūs tiesiog būkit drąsūs, pradėkit kurti. Ir kai tas kūrimas susitiks su naikinimo jėga, ta naikinimo jėga labai greitai pasitrauks. Nes mes esam kūrėjai, o ne naikintojai. Naikintojai mes patys žinom, kas yra, tai ar jūs tokie norit būti, aš tikrai nemanau, o kūrėjais būti yra labai smagu. Vis tiek atskėdė. Taigi įgaliojimą reikia sakyti, kad... Tai rašykit įgaliojimą, aš labai nemėgstu per prievartą žmonėm kažko sakyti, nes aš tikiu žmonėm, kad jeigu jie supranta, pajunta, jie viską padarys. Jiems tiesiog tos drąsos reikia, o tai įgaliojimą, tu tai parašykit, kas ten parašai ir viskas. Ir ten svarbu surinkti tą skaičiuką, kad būtų kaip žaidimai vyksta, kad reikia surinkti tam tikrą taškų sumą, kad pasiektum kitą levelį. Nu, tai mums reikia tų 2000, čia yra jokingi skaičiai, visiškai jokingi skaičiai. 2000, tai parašyti, nu tai... Nu, su tokiais kaip Augustas mes tikrai surinksim. Aišku, surinksim, tai parašų sakė, nesurinksim. Ta žodį nubraukit, jums viskas pavyks. Net naudokit tik tada, kai ant jūsų blogis. Gerai, ačiū Augustai, ačiū Jums, kad žiūrėjot. Čia buvo Phoenix TV televizija, Augustas. Nu ir aš tik padėjau, šiaip jau iki kito karto. Ačiū. Iki.